namų grupiai, bet apskritai anoniminių alkoholikų draugijai ir šiai grupiai, ir visoms grupėms, ir Vilniuje, ir kitur esančioms. Labai ačiū už kvietimą. Šitam kambarį dar neteko būti šitoj grupiai. Paskutinį kartą buvau ten prie Šilo tilto, tai malonu vis tiek apsilankyti. Jo, tai prieš tuos 16 metų į susirinkimą atėjau tikrai ne iš gero gyvenimo ir tikrai ne taip laisvai, kaip šiandien, ramiai, pasišvilpaudamas, o ėjau tikrai labai susirūpinęs ir praradęs bet kokį, nežinau, iš vis, buvo tuo metu, kai ėjau į susirinkimą, jau buvo ta viltis, kad galbūt kažkas keisis, bet apskritai tai viskas labai niūriom ir tamsiom spalvom matėsi. Buvau labai pavargęs nuo gėrimo, labai norėjau tuo metu gyventi blaiviai, labai norėjau, kad keistųsi gyvenimas, bet kažkokio tai prošvaisčių labai mažai buvo ir labai baisu buvo Šiaip esu galbūt iš tokių alkoholikų, kur ten truputį gal paneigia tą mitą, kad alkoholikai tai ten tik tai iš visokių asocialių šeimų ir panašiai ir tai aš augau, Vilnietis esu nuo gimimo ir augau tokia visiškai normalioj šeimoje. Ir iš tikrųjų daugiau palankius anoniminius alkoholikus, pamatai, kad tų alkoholikų yra labai įvairių, aišku, yra ir tų, kur tikrai iš tokių sudėtingų situacijų ateina, bet yra labai įvairių žmonių ir, man bent jau piešiasi toks stereotipas, geriant pačiam ir kad, kaip aš galiu būti alkoholikas, jeigu vis tiek iš normalios aplinkos, sakykime. Tai tą buvo sunku tokį savo prisipažinimą labai padaryti, bet liga jinai visiškai nesirenka ir ne nuo to visiškai priklauso, kokius gėrimus geri ir ką veiki, o vis tiek ta velneva jinai griebia. Tai, kaip sakiau, aš iš normalios šeimos, tėvai išsilavinę ir pradžioj man mokslai labai puikiai sekėsi, viskas labai gerai buvo, bet pradėjau gert gal taip 17 metų maždaug su klasiokais, aišku, pirmiausia, bet labai greitai, bent jau man tai labai greitai apsivertė, sakau, iš tokio labai gero strapaus mokinio ir gero vaiko, sakykime, staiga man labai greitai apsivertė, kad tikrai jau 12 klasiai man pasilinksminimai parūpo žymiai labiau negu ta kasdienybė. Aišku, buvo matyti ir tokių objektyvesnių priežasčių, kaip ten tėvų skyrybos ir dar kažkas, bet tai, ne visi griebėsi tokiais atvejais alkoholio, ne visi puola į tą pabėgimą. Man tai buvo grynai pabėgimas nuo realybės, kažkoks išsilaisvinimas. Aš galvojau, kad išgėręs aš lengviau man bus su merginom bendrauti, buvau labai drovus. Tai va, ir tai buvo toks, nuo pat pirmų kartų man buvo pabėgimas nuo realybės. Ir labai greitai, po kokio pusmečio tokio, ten alaus pagurkšnojimo ir ten vakarėlių su draugais, man labai greitai, po pusmečio, maždaug po metų, tos 5 dienos, darbo dienos buvo pasidarę visiškai nebeįdomios, aš laukdavau tik tai to savaitgalio. Ir prasidėjo, kad ir pirmadienį, ir antradienį net ir nebenueinu į mokslus, ir pirmos pasiekmes man jau ir buvo, to 12 klasiai, kad aš tiesiog nustojau lankyti mokyklą ir man pasidarė, man tiesiog linksmintis. Draugai, vakarėliai, tūsai, plotai, kažkokie ten koncertai panašiai ir turėjom ten tokią grupę labai nesėkmingą su draugais, bet tai aš ten tiesiog vietoj to, kad eičiau kažkur į pamokas, eidavau į tą mūsų rūsį, kur mes repetuodavom, ir ten prabūdavau ir grįžęs namo apsimesdavau, kad viskas čia gerai. Tai va, tai pirmos tokios pasiekmės ir tuo metu ir nebaigiau tos mokyklos. Tėvai, aišku, labai susirūpino. Tada kažkaip ir nuo tų pirmųjų išgėrimų ir aišku jausdavau ir kad
nu, negerai darau, matyt kažkokią sąžinę, bet nežinau, kaip kitaip elgtis, kaip kitaip su savo tom emocijom tvarkytis, neturėjau kažkokių žmonių, su kuriais galėčiau išsikalbėti, nu, nedrįsdavau, nemokėjau. Tai aišku, prasidėjo tokios liūdnos būsenos, tai tėvai kažkaip susirūpinę nuvedė pas psichiatrus, man diagnozavo depresiją, tai jau 18 metų prirašė vaistų nuo depresijos, tai tas irgi buvo toksai kaip ir priežastis savo leisti va tokiam būti, kad, nu, turiu diagnozę, reiškia, galiu savo leisti va toks būti. Aišku, išrašant tos vaistus labai gerai prisimenu, ta gydytoja išrašinėjo vaistus ir sako, gal čia turi kokių klausimų ar ką. Mano, aišku, vienintelis klausimas buvo, ar aš galėsiu išgerti alaus, vartodamas tos vaistus. Nu, sako, gal mažą gali. Nu, tai jeigu mažą gali, reiškia, nu, viskas tvarkoj, viskas galima. Tai ir buvo tų tokių, bet, nu, vat jau tuo metu aš taupydavau ten man išrašė minimales kažkokias dozes tų antidepresantų, bet aš jau tada taupydavau tos antidepresantus, po pusę tabletės, ten po pusę iki savaitgalio susikaupė, jau žiūrėk ir pusė saujos ir su alum, ir kas bus, ar bus čia įdomu ar neįdomu, visą tą kokteilį padarius, nu, žodžiu, tai va tokie, jau va tokiam neolikiniam tokie visokie eksperimentai ir panašiai, tai įsisukau dirbti baruose, nes, nu, kur daugiau, nebaigus mokyklos ir panašiai, ir nu, tiesiog smagus gyvenimas toks tai buvo keletą metų. Viena vertus smagus, kita vertus va, iš kito šono ta kažkokia tai depresija, nesugebė atsikelt, liūdna, ten pykčio priepuoliai ir panašiai. Prisimenu, tie pykčio priepuoliai tokie irgi būdavo, kur ten turėjau telefoną, iš tėvų ten tokią mašiną paveldėjau šiokią tokią ir, nu, kaip jau tėvams nebetiko, man atidavė. Tai kažkas man nepatiko, su mergina kalbėjausi, nepatiko, ką jin ten šnekėjo man į tą telefoną ir aš tą savo pirmąjį mobiliaką sudaužiau į mašinos tos langą ir langas kilo ir telefonas ir, nu, tai vat, toks elgesys atrodė taip, nu, normalu čia, aš, nu, kažkaip čia, tai vat, tokia karšta romantika, bet dabar pažiūrint, nu, ne visai. Ir taip gyvenau ir kažkaip tai susiklostė, ta mano buvo ten tokia didžioji romantiška meilė, pastojo jinai, apsiženijom tą progą, gimė vaikas ir pradėjo, nu, tada labai ryškiai matytis, kad, nu, nėra tas mano gyvenimo būdas normalus, kažkaip man iš vienos pusės tarsi ir sekdavosi, žmonės pasitikėdavo manimi, susirasdavau visai padorius darbus, uždirbdavau neblogus pinigus, bet, nu, vis laiks nuo laiko ten užgerdavau, neišeidavau į darbą, ten išsijungęs telefoną guliu, nieks nežino, kur aš dingęs, kažkokie projektai ten, nu, ne tai, kad stoja, bet vis tiek žmonės patiria nepatogumus ir panašiai, kas čia darosi. Tai va, ir atsiradus tam gimus dukrai pasimatė, kad, nu, visiškai, nu, nėra tai normalu, kaip aš čia gyvenu, nėra tai normalu, pačiam baisu jau darėsi. Prisimenu, kai kažkaip toks ar pusiau girtas, pagiringas ir panašiai ateinu prie to vaiko lovelės, žiūriu į tą nu, kūdikį, kuriam, nu, tam mažam žmogui, tam mėnesio poros, nu, tikrai jam reikia absoliučios priežiūros, globos ir jis tikrai be suaugusio žmogaus, na, neišgyvens. Ir aš suprantu, žiūrėdamas į ją, kad, nu, aš niekas, aš neturiu ką duoti, jau ir materialiai nebelabai galiu, bet ir jokie ten psichologiškai, dvasiškai mano būsena tokia, kad aš, nu, nesu joks, neskaitau savęs, negaliu skaityti savęs nei tėvų, nei žmogum, nei, tai, nu, baisu, bet išvadų, nu, irgi neturiu jėgų padaryti, nes, nu, alkoholis šaukia, gėrimas kviečia ir žmona kažkaip matydavo, kad jau kažkas tai negerai. Mes, nu, kartu mėgdavom pasilinksminti per linksmybės ir susipažinom ir taip gyvenom, bet, nu, jinai matydavo, kad kažkas tai ne taip. Ten, sakykime, gal dar prieš gimstant vaikui, sėdim namie, eilinė diena,
vidury savaitės atsikemšam vyno, atsigersim truputėlį, ten to vyno, gal taurė, gal nugerta, gal dar ne visai. Ir aš jau, jinai sako, palauk, bet kažkaip čia keistai, nes va mes čia pusę taurės vyno, tu jau nelabai čia liežuvį apverti. O aišku, aš jai nesakau, kad aš eidamas į tualetą, o į tualetą vaikštau dažnai, ten aš po kriauklę turiu pasislėpęs degtinės butelį ir traukiu iš to butelio. Tai va, ir kitą kartą kažkaip, mano dėdė pavirdavo samagono ten kaime ir važiavus vis parsiveždavau. Irgi vieną kartą parsivežėm tokį bambalį gerą Vytauto. Ir galvoju, kitam savaitgaliui ateis draugai, pavaišinsiu, bus čia faina. Ir kokį trečiadienį nueinu ten į tą mūsų sandėliuką. Ir toks pačiam biški šokas, kad trečiadienis ar ketvirtadienis, o tas Vytauto tai jau tuščias. Ir man toks tai nesugebėjau aš sulaukti to savaitgalio kažkaip. Bet vienas paėmiau ir sutvarkiau. Ir tokie būdavo. Pačiam kažkokia tokia šiurpuliukas nueina, skambutis kažkoks, bet o kaip kitaip, aš negalėjau, nemokėjau, nesugebėjau. Tai atėjo ta diena, kai nei tiems darbdaviams, dirbau kartu su draugais, su chebra savo, bet tuo pačiu ir, sakykime, darbdaviai, nei tiems darbdaviams jau manęs nebereikėjo. Jie kažkaip tai taip švelniai ir draugiškai pasakė, kad žinai, ačiū už tavo paslaugas, grąžink darbo įrankius, laptopą ir laisvas. Ir ta pati žmona dabar jau buvusi irgi po vieno mano, kai išvažiavau švęsti ten draugo vestuvių į sodybą ir vietoj to, kad sekančią dieną grįžau ten gal po 3 ar 4 ir daug tuščius namus. Ir tai iš tikrųjų buvo teisingiausias sprendimas iš jos pusės. Tiesiog, nes tai buvo pavojus ir jai gal tokio tiesioginio ne, bet tikrai, kam to reikia, kam tai tęsti, kam. O vaikui tai tikrai mažam pavojus, tuo metu jai buvo gal metukai truputį daugiau ir žmona labai anksti išėjo į darbą, palikdavo mane su dukra vieną, o aš sugebėdavau vėlgi ją palikęs tokią metukų ten 1,5 namuose, bėgti į parduotuvę, gerai užtrunka 15 minučių, bet vis dėlto, o jinai ten ropinėja po namus ir aš prisigeriu, užsnūstu, nutrūkstu realiai kelis kartus per dieną, visiška tokia nesąmonė, tai buvo visiškai teisingas toks sprendimas iš jos pusės ir tai tokie, tikrai pradėjau suprasti, kad ne taip čia viskas vyksta. Ne taip aš noriu gyventi ir baisu ir mačiau, kad ir tie vaistai nepadeda, kuriuos aš ten vartodavau ir įdomus tais vaistais irgi. Aš ne tai, kad ištisą tą laiką, ten visus tos 10 metų, bet tai pavartoju, tai nevartoju, bet tą paskutinį etapą, prisimenu, eidavau pas psichiatrę ten kartą į mėnesį išsirašyti tų vaistų. Ir dabar atsimenu, kad prieš einant pas ją, aš pasistengdavau kelias dienas gerti mažiau, ten po keletą alaus, nusiskusti, kad padoriau atrodyčiau, kad kažkaip tai švaresnius rūbus apsirengti ir nueinu pas ją ir pasakoju, kaip man ten nemiga, pyktis, dar kas nors, ten liūdesys ir panašiai išrašo ir dar mėnesį laisvas. Tai va, bet mačiau, kad tas neveikia, nepadeda ir buvau pas psichologus bandžiau eiti, bet vėlgi ten. Negalėjo jie man padėti, ne dėl to, kad jie prasti specialistai ar ten kažko nesuprato ar kažką, bet aš buvau nepasiruošęs priimti tos pagalbos. Aš nebuvau atviras, nesakiau tiesos, nesakiau, kas iš tikrųjų su manim vyksta. Ir tai irgi toks buvo, kad pas vieną tokį, labai garsų, galima sakyti, psichologą ėjau kelis kartus, gal 3 ar 4 nuėjau ir jis po 4 kokio karto sako, žinai, vaikinė, aš neturiu tau kuo padėti. Ir man tiesiog slydo žemė tada iš po kojų, aš prisimenu, nes toks specialistas čia per televizorių, žinai, rodo ir jis negali man padėti. Tikrai baisu.
Bet, o kaip, o ką? Nu, panašiu laiku aš sužinojau apie anoniminius alkoholikus. Tai man tuo metu buvo 28-29 metai. Sužinojau apie anoniminius alkoholikus, nes tiesiog, iš esmės mama suorganizavo man tą 12 žingsnį, nes jinai kažkaip žinojo iš giminės apie, kad yra tokie anoniminiai alkoholikai, kurie gali padėti. Tai porą dalykų padarė. Vieną, tai atnešė man tą mūsų didžiąją knygą Anoniminiai alkoholikai, paliko namuose. Ir kitas dalykas, pasiūlė nueiti į priklausomybės lygų centrą, kad man ten dirbantis žmogus, socialinis darbuotojas, kuris ir pats yra AA narys, tiesiog pasišnekėtų su manimi. Tai tas žmogus tiesiog papasakoja vėlgi savo istoriją, kaip jam buvo, kaip yra dabar. Išklausiau tą jo istoriją, viskas kažkaip ir buvo faina iš tos jo istorijos, tik vieną prisimenu, kas man sukėlė tokią atmetimo reakciją, kad jisai daug pasakoja apie tą savanorystę, tai ką mes vadinam tarnystę. Jis pasakoja, kaip jis ten išblaivėjęs pradėjo tam tikrus dalykus daryti, tarnauti ir panašiai. Ir man tas, jau čia, tai aš tikrai neužsiimsiu tokiam nesąmonėm. Ir dar jis sako, gal nori ko nors paklausti. Aš kaip tik tuo metu visai, neblogai jaučiausi. Ir sako, gal nori ko nors paklausti, o aš sakau, gal vis dėlto gal aš galėsiu dar gerti normaliai. Ir jisai sako, kažin. Ir tas kažin man jo taip, taip tiksliai, vienu žodžiu labai tiksliai pataikė. Ir tas jo kažin aš paskui geriau dar kokius gerus 9 mėnesius. Bet aš tą jo kažin, aš jį nešiausi ir vis mačiau, kad tikrai kažin, nebeišeina, nebegaliu. Ir bandžiau tada kaip tik kontroliuotis. Ir kuo labiau kontroliavausi, tuo labiau mano situacija prastėjo. Ir skaitydavau tą knygą Anoniminiai alkoholikai namuose. Nelabai aš ten supratau tą pagrindinį tekstą. Aišku, jį perskaičiau, bet jis toks, vis tiek ir vaizdingai parašytas, ir daug apie aukštesnę jėgą, pasakojame apie tos dvasinius dalykus. Tai man, bet tos AA narių, Lietuvos AA narių istorijos pabaigoje, būtent suteikė to kažkokio tai vilties, to susitapatinimo ir atėjo tas noras ir brendo tas noras ateiti pas anoniminius alkoholikus ir galų gale, tas prisipažinimas, toksai galutinis savo bejėgystės pripažinimas artėjo. Tai paskutinį tą etapą, tos kelis mėnesius, tikrai buvo juoda ir baisu. Aš gyvenau vienas, kažkaip pinigų turėdavau, ten mama palikdavo šiek tiek, bet aš jau nieko nedariau, aš tik tai geriau. Neįsivaizduoju, kaip tai mamai buvo stebėti mano tą tokią būseną, bet irgi matytinai buvo pamokyta. Niekad manęs kažkaip per daug nespaudė, nevarė, vis primindavo, kad gal vis dėlto nueitum į tos anoniminius alkoholikus, gal į ligoninę, į tą detoksą kažkur, bet ne jokios prievartos. Leido man pačiam subręsti tam pirmam žingsniui, tam pajusti tą visišką tokį pasidavimą. Tai tikrai tas buvo baisus. Aš ten užsitraukęs užuolaidas dieną naktį, telekas ant viso garso, telefonas ne tai, kad išjungtas, bet nutylintas ir pakištas po pagalvę, tiesiog paranoja. Aš galvojau, kad man atrodė, kad kamerų prikaišiota namuose, kas ten kaišiotas kameras, bet man baisu, kad čia mato, žino visi ir tikrai, ir aišku, ten laiks nuo laiko irgi tos tokios beprotybė apsaptintas, dar kokių ten narkotikų nusipirkdavau, vėl ten, žodžiu, ta tokia baisi ir paranoja, ir beprasmybė, ir mintis apie savižudybę pastovios, ir vien žodžiu. Tai kažkaip galų gale subrendau, kad pasižiūrėdavau vis internete, kad yra ta Minesotos tokia programa, yra tas detoksikacijos skyrius, yra ta priklausomybės lygų centras, kažkaip ateiti pas anoniminius alkoholikus, vis tiek man atrodė, kažkaip kvaila, nežinau, ką jie ten, ką, kažkokie alkoholikai, ką. O atsigulsiu į tą ligoninę, tai ten gal vis tiek specialistai pramuš, padės kažkaip, tai guliausi į tą ligoninę, bet, žinodamas, kad vis tiek iš ten eisiu į anoniminius alkoholikus. Būsena, kaip sakau, buvo, tragiška ir prisimenu tenai, aš jau buvau išmokęs, gerdamas vakare, pasilikti per porą pirštų
gėrimo, nežinau, kad tik atplėšus akis reikės. Jau smigdavau nedagėręs ir tokia tiesiog, nes iš ryto neišgėrus aš negalėjau, absoliučiai nieko, aš neprisimindavau savo ten slaptažodžių kažkokių nieko, ten, prisimenu, buvo, kad reikia nueiti į banką, klausė, kada gimęs, kada aš gimęs, nežinau. Tiesiog ant tiek smegenys nebesivarto viskas. Tai užsirašiau į tą Minesotos programą, vadinamą 28 dienų reabilitacinę priklausomybės lygų centre, ir ten reikia nueiti jau, žinau, kad yra ta taisyklė, ten porą savaičių reikia nevartojus, bet galvojau, čia keli alaus, tai čia nevartojimas, nieko. Ir iš ryto jau reikia eiti ir aš tą paskutinį naktį užpyliau žiauriai. Nors aš tikrai norėjau gultis į ligoninę, tikrai žinau, kad man reikia pagalbos, tikrai noriu, bet tada buvo toks paskutinis lašas, kad aš nebeturiu valios prieš alkoholį, kad nebeturiu, bejėgis, būtent, visiškas tas pirmas žingsnis, aš esu bejėgis, su savo geriausiais norais, pasiryžimais ir planais, ir aš 3 paras geriu, klajoju, pats nežinau kur tie pinigai, kas čia vyko, kaip čia ką, viskas šiukšlina, apvemta ir wow. Supratau, kad tiesiog turiu gultis į detoksikaciją, kad man tiesiog fiziškai sustabdytų mano gerimą, nes iki to aš niekur, būtent nuo gerimo, nuo alkoholizmo, nuo to nesigydžiau, nors galėjau vasaros gatvėje kelis sykius, bet tai, kaip sakiau, ten depresija, kažkas, psichozė, bet ne būtent alkoholio, nors visa tai buvo sukelta alkoholio, bet tai pirmas mano bandymas gydytis nuo alkoholizmo buvo tam priklausomybės lygų centre. Tai guliausi į detoksikacijos skyrių, tos 2 savaitės detoksikacijai, paskui Minesotos programa ir tada atėjau pradėjau vaikščioti į anoniminius alkoholikus. Ir nuo pat pirmų kartų man kažkaip labai viskas tiko, kas čia vyksta, kas čia kalbama, nebeturėjau nei jėgų priešintis ir kaip sakiau, buvo tas didelis noras gyventi blaiviai. Tai kai pirmą kartą ten jau detoksai reikia pasisakyti ten vardą ir pavardę, kad esu alkoholikas, aš prisimenu, man tikrai palengvėjo tą kartą. Dėl 2 dalykų, aš kaip dabar suprantu, kad vienas, kad pasakiau pirmą kartą tiesą, visišką tiesą ir garsiai apie save, ne kažką tai ten bandydamas vėl išsisukinėti, o taip kaip yra, kad aš esu alkoholikas ir tai mano pagrindinė bėda dabar ir aš čia esu dėl to. Ir kitas dalykas, kad tai kažkoks žingsnis į priekį, mačiau tos irgi ten dirba ir žmonės patys turintis alkoholizmo problemą ir dabar nebegeriantis ir ateidavo paspikeriauti, pravesti tuos atvirus susirinkimus tenai iš anoniminių alkoholikų ir mačiau ta kažkokia tokia viltis, kad galbūt kažkas keisis, galbūt ir man pavyks. Jokio tikėjimo savo jėgom, bet kažkokia maža viltis. Ir tiesiog pradžiai klausiausi visko, ką ten sako, ką tiek toj programoje, tiek atėjus anoniminius alkoholikus, kažkaip atėjau tokį viduržemį, man didelį įspūdį paliko tie susirinkimai. Kažkaip taip jutau, kad tai yra tie pokalbiai, ko man tarsi visą gyvenimą trūko, kažkokia tokia, ką aš norėjau išgirsti ir apie ką norėjau kalbėti, tarsi tai yra čia. Ir tie žingsniai, nors jie tikrai iš pat pradžių nebuvo man suprantami, kaip pirmas, bejėgis prieš alkoholį, čia kaip ir aišku, bet kas ten toliau, kaip ten elgtis, ką daryti ir baisu ir panašiai. Ir tos aukštesnės jėgos visos man visiškai nesuprantama, bet supratau, kad noriu šito, bandysiu, stengsiuos ir kažkaip pradžioje eidavau į susirinkimus praktiškai kasdien. Šalia susirinkimų dar lankiau tą tokią psichoterapinę grupę, kaip ten vadina, palaikomoji, psichokorekcinė ir panašiai. Ta pati psichologė vedė, kuri buvo ir ten toj priklausomybės lygų centre, tai ten tiesiog irgi priklausomi su įvairiom priklausomybės keli žmonės ir jinai, ir mes
kartą į savaitę susitikdavom ir anoniminiai alkoholikai kasdien. Jau kasdien. Pradžiai tikrai labai išsigandęs, su nieko nebendraudavau ir tik tai, susipirkau knygas, ten visas po biškį pradėjau, skaitydavau jas, žinodavau, koks žingsnis, sakykime, tą dieną grupėje, tai pasiskaitydavau prieš eidamas tą žingsnį ar kažkokią kitą temą. Kažkaip, bandžiau gilintis, bet kol išdrįsau prieiti prie kažko, pabendraut, paklaust, kaip čia yra, kaip čia tie žingsniai veikia, kaip čia kas, ir tikrai nedrįsdavau, tik tai baigėsi susirinkimas, pabėgdavau, tai kelis mėnesius taip, bet jutau, kad tai padeda, tai palengvina, tai kažkaip tai po kiekvieno susirinkimo jaučiuosi truputėlį geriau, bet sėdėdavau namie ir tiesiog kentėdavau, galima sakyti. Po kelių mėnesių atsirado žmonių, kuriais kažkaip jau po truputį pradėjau pasitikėti, pradėjom bendrauti. Iš pradžio, aišku, gal tiesiog nueidavom ten į kavinę prie grupės, kažkokios arbatos po susirinkimo ir prisimenu, biškį nervindavo tas, nes nueinam, jie ten žengia, anekdotai kažkokie, kažkas, o man toks nervas, tai jūs pasakykit tą paslaptį, tą receptą, jūs čia, kaip čia, man sunku bet, po truputį, kaip sakau, atsirado tų žmonių, kuriais labiau pasitikiu, kuriems pasiskambindavau, susitikdavom, išsišnekėdavom ir po truputį tais žingsniais, apie žingsnius pradėdavom kalbėti ir iš tikrųjų tai labai smarkiai pradėjo keisti ir mano būseną, ir gyvenimą, ir tikrai tik tai žingsnių dėka atėjo kažkoks tas išsilaisvinimas, savęs supratimas ir tos baimės pasitraukė, nes tikrai gana, tuos kelis mėnesius ir gal net metus ar pusantrų vis tiek lankau susirinkimus, bet man vis tiek baisu, man visos gyvenimo situacijos sukelia stresą, nepatogumą ir vis tiek ten kyla tos mintis apie savižudybę kažkokios ir nežinau kaip elgtis, ir nežinau ko griebtis, ir netgi kurį laiką, gerą pusmetį ar daugiau jaučiau net ir trauką alkoholiui. Noriu gyventi blaiviai, noriu, kad nebenoriu gerti, bet trauka vis tiek yra, toksai kaip kablys kažkoks tai įvarytas ir tas alkoholis dirgina, kaitina kraują, pamatau kažkokias reklamas man ten seilės ir panašiai. Tai manau, kad visa tai tikrai tik tai žingsnių pagalba ir nuo pat pradžių atėjus aš supratau, kad turiu peržiūrėti visą savo gyvenimą, kažkaip nebuvo jokių man tokių, aš, kaip sakiau, jutau tą visišką bejėgiškumą prieš alkoholį, bet ir apskritai jutau tokį visišką pralaimėjimą gyvenimo žaidimo, jaučiausi visiškas pralaimėtojas gyvenime. Tai tikrai tas buvimas susirinkimuose ir ėjimas per žingsnius tikrai tą išlaisvino ir atpalaidavo ir tai, kad dabar esu blaivas ir galiu gyventi taip, kaip dabar gyvenu, tai tikrai yra tik tai anoniminių alkoholikų dėka. Ir po šiai dienai man patinka vaikščioti į susirinkimus. Nebevaikštau kasdien taip kaip pradžioje, bet vaikštau reguliariai, dalinuosi, lygiai taip pat skaitau literatūrą ir bendrauju su kitais anoniminiais alkoholikais, nes man to reikia, man tai smagu. Tai padeda man gyventi, tai padeda kasdienybėje. Visi tie dalykai, ką ten sakiau, kad ten mokslai kažkokie, šeimos ir panašiai, visi jie susitvarkė tikrai ne per vieną mėnesį, ne per 2, ne per metus, bet po truputį kažkaip viskas, dabar gyvenu tikrai taip, kaip noriu, taip kaip man faina, turiu pasirinkimus, ką man veikti, su kuo bendrauti, ką daryti. Kažkaip pradžioje dar erzindavo, pakliūdavau į tas situacijas, ten, sakykime, susijusios su alkoholiu. Dabar,
nežinau, tai nėra taip, kad alkoholis neegzistuoja, jis egzistuoja, jis yra šalia manęs kažkur ten, tai ten, bet manęs tai, neliečia ir tiesiog iš vis mažai be pakliūnų į tokias situacijas, kur kažkaip tai būtų susiję. Vienas iš mano poveigių yra muzika ir galiu visiškai laisvai eiti į koncertus kažkokius, kurie vyksta ten, sakykime, ar ten džiazo klube, ir ten aplinkui, žmonės, sekmadienį susirinka, aišku, viskas ten, ir vaišinasi ir panašiai, bet manęs tai, mano dėmesys ne ten, mano dėmesys į sceną, į muziką, į draugus, su kuriais esu, ir manęs tai, aš jaučiuosi visiškai ramus tą darydamas, tiesiog, turiu žinoti savo motyvus, dėl ko aš ten einu, nes buvo pradžioj blaivybės, būdavo tokių, išsitraukiu dviratį, važiuoju į miestą ir suku ratus aplink ŠMC kavinę, ir paskui taip, ko patarė čia rato, galvoju, palauk, tai ką tu čia darai, ką tu čia darai, kodėl, ką tu nori pamatyti, ir suprantu, kad, tai, traukia mane tą pusę, ir geriau sukt susirinkti tą dviračio tą vairą link susirinkimo. Tai va. Nežinau, ką čia dar pasakyti, kažkaip tai lyg tai ir tiesiog šiai dienai esu, sakau, labai laimingas, kad esu čia, kad esu blaivas, kad galiu dalintis, kad viskas kažkaip gerai, tiesiog gerai. Paprastai. Tas yra, kad kažkaip tai paprastai gyvenu paprasto žmogaus gyvenimą, kas anksčiau atrodė, kad reikia kažkokių tai didelių pasiekimų dalykų, dabar irgi kartais, taip pavydžiu ir, savo, sakykime, darbiniai veikloj. Kartais apima tas pavydas, kad, čia žmonės pasiekia, jaunesni čia daugiau kažką nuveikia, ir man toksai, bet tuo pačiu metu aš suprantu, ar aš tikrai to noriu, ar aš noriu dirbti naktimis ir kad pasiekčiau kažką, ar aš tiesiog, galiu gyventi tą tokį paprastą gyvenimą ir skirti daugiau laiko, kartais užknisa irgi, skiriu nemažai laiko ir anoniminis alkoholikams, tarnystėms, ir tada, kodėl aš čia, tai ten varau, įsipareigojami kažkokie, bet tarsi kažką kitą turėčiau veikti, bet suprantu, kad, tai mano gyvenimas ir dėka būtent tos visos veiklos aš esu blaivas, aš esu čia ir matau tame prasme, tai nežinau, gal tiek, jeigu bus klausimų, kažkaip nemažai laiko liko, bet galbūt užvesit kažkaip tai. Ačiū, Baliau, už tokį pasidalinimą. Turim labai nemažai laiko, taip kad prašau klausimams, klauskit, nepatogius, patogius. Vat alkoholikė. Taip. Minėjot, kad centre buvo, ar ne, priklausomybė. O sakyt, norėjau paklausti, ar palaikot ryšius su tais likimo draugais, kurie ten kartu buvo, kurie kartu praėjo tą visą etapą? Jo, su keletu. Taip. Su keletu. Iš tikrųjų, tai gal ir netiek jų daug liko anoniminiuose alkoholikuose, ne visus žinau, kaip visiems ten sekasi, bet tie, kas likė, tie, kas yra, su jais palaikom irgi, pasisveikinom su tais blaivybės jubiliejais, susitinkam per stovyklas kažkokias, būtent iš tos grupės, iš tų žmonių, su kuriais buvom ligoniniai, artimai bendrauti gal ne tiek, bet yra keletas žmonių, su kuriais labai malonu susitikti ir kažkoks tokį šiek tiek ryšį taip palaikom. Simona alkoholikė. Norėjau pasiteirauti, ar palaikote ryšį su dukra, ar ne, ir buvusią žmoną, ir koks tas santykis išlikęs ir panašiai. Tai jo, tai jisai yra tas santykis su dukra palaikom nuolatos, dabar jinai jau 18 metų, vis dar mokosi mokykloje paskutiniai metai, tai nuolatos bendraujame, nuolatos ten susirašom ar kažkaip, susitinkam praktiškai kiekvieną savaitę.
Nu, ne visada pavyksta, bet kažkaip yra, vat, kad savaitgaliais pasimatyt, į atostogas kartu važiuojam ir tas ryšys niekad nebuvo nutrūkęs, už tai irgi esu dėkingas tai buvusiai žmonai, kad jinai to kažkaip, nes, nu, būna, tų atvejų visokių, būna, kad ten nuteikia ir panašiai, bet mano atveju, nežinau, jinai kažkaip, aš kai atsiguliau į ligoninę ir pirmas mūsų buvo pasikalbėjimas, dar man gulint tada priklausomybės ligų centre, jinai sako, nu tai viskas, išeisi, eisim skirtis. Ir man toks tai pala, tai aš čia dabar jau, nes aš, nu, turėjau tų vilčių, kad mes susiesim, susitaikysim ir panašiai, jinai pats tokį skiriamės. Bet aš neturėjau jokių argumentų, nu, kaip čia, nu, ne, tai taip mes susitvarkėm tas skyrybas. Bet su vaiku nuolatos ir tada, tai dar jinai darželėje buvo, kažkaip aš ją paimdavau iš darželio, jinai būdavo pas mane, ten susirgdavo, tai aš ir pas jas namuose biškį ten prižiūrėdavau, nes pradžiai nelabai ir dirbau, o jinai dirbdavo, tai žodžiu, nu, tai jinai, vat, už tą esu labai dėkingas, kad tą ryšį jos dėka turiu ir man ilgą laiką buvo vilčių, nors ir išsiskyrėm, bet ilgą laiką buvo vilčių, kad dar suseisim. Ir aš labai pykdavau, kad kaip čia nepriima manęs atgal ir iki tokio lygio, kad irgi, nu, sakiau, tie psichavimai mano visokie, tai nuėjus pas ją į namus, ten dėl dukros, sakykime, bet jų namuose man kažkas pradeda nebepatikti, kaip ten kalba, kaip ten manęs galbūt nekviečia pasilikti ilgiau vakare. Ir aš puolu daužyti duris ir rėkti, kaip jūs čia netaip gyvenat ir panašiai. Tai buvo tokių, tikrai nesididžiuoju šitais savo tokiais poelgiais, bet jo, tai čia dar buvo, kaip sakau, pradžioj blaivybės ir nepraėjus rimčiau žingsniais, tai vėliau, aišku, tas visas aiškiau pasidarė ir tie mano motyvai, ko aš ten iš tikrųjų siautėju ir kokius ten mano ego žaidžia. Ir va, tai po kurio laiko, aišku, pasikalbėjom ir apie tą 9 žingsnį su buvusia žmona nebuvo, tai lengva, tarp kitko, jinai ilgiau vengė to pokalbio negu aš, nes aš jau sakau, reikia pasikalbėti. Ir taip, nu tai ten kažką, bet galų gale pasikalbėjom ir va, tai iki šiol moko alimentus ir, nu, taip gyvenam. Tada dar vienas klausimas, ar dukra, sakykime, augdama, dabar minėjote 18 metų, ar ji žinojo apie jūsų tą ligą? Tai vėliau taip. Nežinau, kiek, kada ir kaip ten tas įvyko, bet, nu, tai, aišku, pradėdama labiau augti, jinai žinojo, kad aš važiuoju į susirinkimus, lankau kažkokius, tos knygos namuose pas mane. Kažkada, neprisimenu, kiek jai buvo metų, bet jau, nu, tokia paaugliukė. Aš jai papasakojau, pasišnekėjom, nežinau, kiek jinai ten paaugliukė suprato, kiek ne, bet nu, dėl ko mes išsiskyrėm, kokios priežastys to, kad tai, nu, mano gerimo pasiekmė ir panašiai. Vėliau aš į tas stovyklas didžiasias mūsų šventojoje važinėjau ir kažkaip, nu, galvodavau, reikia ir ją pasiimti, bet labai neleisdavo. Sakiau, tai jūs ten Dievą garbinsit, nereikia čia. Bet, nu, tiesiog kažkaip susiklostė vėlgi tokia situacija, kad buvo, tai tuo metu gal kokie 13-14. Jinai važiuodavo į tą kitą vaikų stovyklą Giruliuose, ten kažkas su dantim atsitiko, baisiai ištino, ten kažką, o aš buvau šventosios stovykloje. Nu ir aišku, aš ten šalia, tai reikia pasirūpinau, nu ir atvažiavo į šventąją, tokiu būdu į namelį energetiko, visiškai neplanuotai ir tada prisimenu, nusivedžiau į atvirą susirinkimą, tai vat, buvom porą sykių jau dabar, vat, tai vieną kartą labai irgi taip sutapo, čia užpernai, man atrodo, kad buvom toj pačioj stovykloje, sakau, gal nori į atvirą nueiti, nu gerai, nueinam. Ir kalbėjo žmogus, kalbėjo vyras, nu istorija, nu praktiškai identiška mano, nu mūsų šeimos ir mano, ir vaikai ir panašiai. Ir paskui ėjom, šnekėjomės, nu tai va tokiu būdu kažkaip. Jo.
dar vienas klausimas, ar dukra augdama, sakykime, būdama paauglė, ar jinai nejautė kažkokios nuoskaudos, kaltinimo jums, sakykime, kad iširo šeima dėl jūsų gėrimų vartojimo? Net, nežinau, manau, kad jai ten minčių ir jausmų tai visokių tikrai kildavo. Bet kadangi jinai, nuo mažumės, tikrai, ten buvo metai, 2, kai jau mes nebegyvenom kartu, jinai kitokio gyvenimo ir nėra mačius. Ir tai tenka jai priimti tą gyvenimą tokį, koks yra, o aišku, manau, kad tų jausmų visokių, bet kaip sakau, mes visą laiką buvom, bendravom. Vienas buvo, kai aš susipažinau su savo dabartinė žmona ir pradėjom kraustytis kartu su ja. Ir dukra turėjo pas mane savo spintelę su savo ten stalčiais, flomasteriais ir tuo metu dar reikėjo tų visokių flomasterių ir piešimų ir panašiai. Ir tada prisimenu, tai čia dabar išsikraustysim, tavo tą spintelę irgi čia naikinam. Jai tada buvo, prisimenu, toks šokas ir kaip čia, tarsi, nežinau, su kuo konkrečiai, bet jai tada buvo toksai. Bet vėlgi kažkaip susibendravo, su mano dabartinė šeima labai puikiai ir turiu 2 dukras mažesnės dabar, jos puikiai visos 3 leidžia laiką kartu. Tai, Ačiū. Domas alkoholikas. Sveikas, Domai. Apie gijimą truputėlį klausimas. Per kiek laiko susiradot globėją, kiek jų buvo, kiek kartų žingsnius teko eiti, per vieną kartą. Tai šitos programos visos ciklas, kaip sekėsi šita dalis. Tai man atėjusi draugija, kaip sakiau, pradžioje tai buvo koks pusmetis ar kiek, kai aš tiesiog paniškai bijojau žmonių ir su niekuo beveik nebendravau. Ir paskui atsirado tas pirmasis mano globėjas, su kuriuo mes bendraudavom nuolatos. Bet, tai ir aišku, ir apie žingsnius, bet nebuvo to tokio ėjimo žingsniais kažkokio, tai tiesiog bendravimas. Ir jisai pasiūlė važiuoti, vyksta tos žingsnių stovyklėlės tokios nedidelės. Jis pasiūlė važiuoti į tą dabar galvoju, ar aš pirmą kartą buvau 3 žingsnio, ar gal pirmą kartą 3, paskui 4, 5. Bet žodžiu, pirmas mano 4, 5 buvo būtent toj stovyklėliai, ten ne pagal didžiąją knygą, o tokie klausimynai kažkokie ir ten rašėm į sąsiuvinius, kalbėjomės ir deginom tos lapus, juodi dūmai rūko, man atrodė, kad labai juodi dūmai iš mano sąsiuvinio rūksta 4 žingsnio baisaus. Tai aišku, tas tikrai man padėjo išsilaisvinti ir kažkaip lengviau pasijusti, nebesijausti tokiu niekšu ir tos baimės tokio žmonių atsikratyti, kažkokį tokį biškį atsitiesti. Ir paskui neilgai trukus po to, kai aš atėjau, nežinau, tuo metu ir prasidėjo ta tokia didžiosios knygos tas judėjimas, nežinau, 1, 2 metais mano buvimo draugijoje, kito jo tokio nebuvo. Ar, sakykim, tai tada pasiprašiau globos su ta didžiaja knyga, praėjom tos ten irgi nebuvo, jau aš kadangi taip apšilęs kojas draugijoje, tai man ten, aš jau žinojau irgi dalykų, kaip turėtų būti, o kaip neturėtų, tai man ten nebuvo lengva kai kas priimti, bet vėl tai buvo labai irgi stipri patirtis ir tikrai labiau suvokiau, ne tai, kad tiesiog toks ten išsišnekėjimas, išsivalymas elementarus, o suvokimas mano, kodėl aš taip elgiausi ir elgiuosi po šiai dienai, kodėl aš psichuoju nuėjęs pas buvusią žmoną. Tai buvo tas praėjimas žingsniais ir toksai aiškesnis savo alkoholizmo masto suvokimas ir to aiškesnis 8 žingsnio suvokimas, su kuo aš turiu pasikalbėti, apie ką ir tas skriaudas pasiūlyti, atlyginti ir pasiryžti, ne tik pasiūlyti, bet ir būti pasiryžęs atlyginti ir visi kiti dalykai. Tai
Ir paskui dar vieną turėjau globėjo vėl ne pagal žingsnius, bet vėl tokie pokalbiai apie programą, kur kažkokie iškyla sunkumai gyvenime. Jis man padėjo žengti porą tokių 9 žingsnių, kurių aš pats kažkaip tas pasiryžimas man neteikdavo, jis padėjo tą pasiryžimą paskatino mano. Sakykim, taip paprastai. Tai jeigu taip oficialiai, tai 3, nors tas pirmas žmogus tai gal ir nebuvo taip, kad aš prašyčiausi būk mano globėjų tiesiog, bet 2 kartai buvo tikrai, kai yra gal dar buvę koks kartas, kai tiesiog ten, sakė, ar neturi laiko ar panašiai, tai bet taip, kad, tai 3 tokie žmonės pagrindiniai, bet dabar šiuo metu turiu ir daugiau žmonių, kurie gal nėra, taip sakykime, globėjai, bet kuriais aš labai labai pasitikiu ir su kuriais pabendrauju. Tai va. Ačiū. Tai teisingai supratau, kad jūsų kelionė per visą programos ciklą jūs praėjot ją su skirtingais žmonėmis, nebuvo nei vieno žmogaus, su kurio praeitumėt visą programą. Buvo. Tai taip, buvo. Taip. Tada dar kitas klausimas, jeigu galima. Ar yra dalykų, kurie pasikartoja, sakykime, dabartinėme jūsų blaiviame gyvenime, bet kurie būdavo, sakykime, jūsų gyvenime, kuomet gerdavo kažką, turiu omeny, kad tarkim, tam tikri elgesio modeliai kažkokie kartojasi, bet skirtingomis aplinkybėmis arba mąstymos, sakykime, tam tikri ypatumai pasilikę, bet galbūt su kitokiais žmonėm ar kitokiom aplinkybėm naudoja, daro kažką, tai sakykime, yra išlikę iš anksčiau. Tai aš manau, kad tikrai yra, dabar tik galvoju, kokį čia pavyzdį, dabar taip greitai pavyzdys, netapau aš kažkokiu visiškai naujų žmogum, ar ten kažkokiu, jeigu tas dvasinis prabudimas, tai nėra, smarkiai pasikeičiau ir smarkiai viskas sušvelnėja, bet yra ir, sakykime, šeimoje, tai tas kritiškumas kažkoks perdėtas, aš dabar tai visiškai, aš niekada nebūsiu toks kaip tėvas ir dabar kartais su žmona ten, ir aš matau, aš visiškai taip pat, ir man tai taip nepatinka, ir ką daryti, ir stabdau save, ir atsitraukiu, ir ten malda, ir kažkas, bet tai yra tam tikri kažkokie tai modeliai, kurie darbiniuose santykiuose kažkokios tai baimės ir nesugebėjimas pasakyti savo nuomonę ten, kur reikėtų ją pasakyti, pavyzdžiui, irgi, aš jaučiu tą, kad tai yra mano būdo trūkumas, kurį aš norėčiau keisti, pasakyti. Kartais reikia pasakyti, ne dėl to, kad eiktum ten, bet aš galvoju taip, ir man, va, tai yra, pastebiu, bet čia toks kažkoks. Pačiu pradžioj neminėjai Bali, kad ten viskas čia sutinku su viskuo, bet ten kas liečia tarnavimą, savanorystę, tai ne, tai kvailė tos iliuzijos. Jo. Ne, tai čia buvo tada, kai pirmą kartą gavau tą žinią, o paskui kažkaip, nežinau net. Natūraliai tą tarnavimą įsiliejau, nežinau, ten tas pirmas mano vedimas, man atrodo, ne su pačiu susirinkimo vedimas, net su pačiu gal susijęs, kai dieninius Rusija pradėjau vesti. Ir jo, tai kažkaip tai po įsitraukiau į tos tarnavimus ir daug ir smarkiai, ir tai kartais taip iš tokio, žiūrėdamas į tą, kaip į savo sveikimą, imtis kažko tam, kad, biškį persilaužti ir imtis vesti susirinkimą vien tam, kad atsisėsti prieš grupę žmonių ir tą savo baimę nugalėti. Kitą kartą iš puikybės, kad aš čia einu ir aš jums parodysiu, kaip čia reikia. O kartais tiesiog iš nuoširdaus dėkingumo ir noro, kad anoniminiai alkoholikai tęstųsi ir kad daugiau žmonių sužinotų apie draugiją. Tai labai skirtingi. O pats globoji? Ne, šiuo metu ne. Bet turi tokią patį? Buvo, bet taip labai epizodiškai ir nežinau, kodėl taip yra, bet taip yra. Kartais pagalvoju, kad
galėt, nu, gal norėčiau ten kaip nors kitaip, bet, nu, taip yra. Ir tai sakau, tai aš draugijai, nu, duodu tiek, kiek. Kitos, Taip. Eugenijus alkoholikas. Sakykit, kaip jaučiat, ar Dievas pašalino mano trūkumus? Didžiuosius, tai taip. Didžiuosius, tai taip. Nu, sakykim, ne tai, kad didžiuosius, bet ekstremales jų formas. Taip, bet tie trūkumai, jo, jie yra. Yra ir per kažkokį ką tik buvau prisiminęs, nu ne ką tik, bet šiom dienom buvau prisiminęs, nu nepasakysiu, bet per, nu, vat kažkokias tokias gyvenimiškas situacijas labai, apie tą, nu, kad esu toksai, kaip sakiau, jau kritiškas, kartais ironiškas ir toksai, nu, uždaras ir panašiai. Tai nu, norėčiau būti, sakykim, ten švelnesnis ir atviresnis ir visa kita. Nu, matau tai kaip savo tam tikrą trūkumą. Bet aš to pakeisti negaliu. Ir kaip tą keičia, tris dukras gaunu ir tada automatiškai. Tai va, tai čia kaip, jeigu taip, yra tokių trūkumų, kur pats, čia viena iš situacijų. Arba kažkokį dar, bendradarbį gauni, su kuriuo, tiesiog, tu turėsi, išmokti, vat, kad tą patį, ką sakiau, pasakyti savo nuomonę. Nes tau lips ant galvos kitu atveju. Po truputį.